ir dalinuosi skaidrę. Sveika, Gintarė, sveika, Ana. Šiandieną mes susitinkam. Labas, sveiki visi. Šiandieną mes susirinkom pakalbėti aromaterapijos tema, apie eterinius aliejus, ką reikėtų naudoti vasarą, kitaip tariant, aromaterapijos ABC vasarai, be ko mes negalime apsieiti praktiškai kiekvieną dieną. Tai prisistatysiu aš pradžiai, aš esu Daiva Bernotė, aromaterapijos mentorė, jau daugiau negu 8 metai edukuoju, pasakoju apie eterinius aliejus. Mano kasdienybė, gyvenimas, kiekviena diena yra su eteriniais aliejais, tai šiai dienai neįsivaizduoju iš eterinio, kaip sakyti, be eterinio aliejų gyvenimo. Ir jie man padeda tiek atsipalaiduoti, tiek pagerinti fizinę sveikatą, tiek vakar su Gintarė turėjom seminarą, dalinomės linkiant pirštus, kur dar padeda, ar ne, tai tėveliams padeda, man tai yra didžiausias džiaugsmas visame kame. Ir šiai dienai tai yra didžiausia dovana mano gyvenimo kelyje, kad aš turiu eterinius aliejus. Ana taip pat yra aromaterapijos mentorė, edukatorė, turinti taip pat ir kitus verslus, labai versli moteris, žingeidi moteris, kur irgi turi daug žinių apie aromaterapiją ir gali dalinti su kitais. Ja, Ana, prisistatyk truputėlį apie save. Ačiū, Daiva, už gražų pristatymą. Esu Ana Matijoškienė. Aromaterapija domiuosi jau gan seniai, apie 10 metų. Tas kelias buvo ilgas gan, kol atėjau iki čia. Ir dabar, reiškias, pradėjau, kadangi atsirado tam tikrų problemų su sveikata, tiek pačios, tiek vaikučių, tai pradėjau gilintis labiau. Teko studijuoti aromaterapijos kursuose, gilinti savo žinias ir naudoti savo šeimoje visą tai. Na, o ilgainiui supratau, kad ne tik savo šeimai galiu pagelbėti, bet ir kitiem, kurie kreipiasi, nes iš tikrųjų mato tą poveikį mūsų šeimoje, kad yra tam tikri pokyčiai, būtent su eteriniais aliejais. Taip, Ana, tavo kelias iš tikrųjų buvo labai toksai ilgas, kai tu esi išbandžiusi įvairiausių eterinių aliejų ir sveikatinimuose ar ne būdų, kur tu gali padėti savo. Tai tavo ta kelionė, jinai yra, manau, daugumai galbūt net ir didžiulė vertė, kur tu gali jau sutrumpinti kito žmogaus kelią, ne? Nes tu jau visą tai esi praėjusi. Taip, šitoj vietoj tikrai, galėčiau papildyti, kad, nesu iš tų, kur neria stačia galva, taip iškart kažką išbandžius, iškart pagalvoju, apgalvoju, pasidomiu. Ir taip, beieškant, išbandžiau tikrai nemažai kitų eterinių aliejų ir geresnių neradau. Tai bus įdomu išgirsti šiandieną iš tavęs, ar ne, būtent ką tu naudoji vasaros metu ir ką tu rekomenduoji. Gintarė, visada man gera ir malonu vesti seminarus su tavim, nes mes daug renginių kartu kuriam, ar ne, ir esi tas žmogus irgi, kur kiekvieną dieną kaip draugauji su eteriniais aliejais ir be jų taip pat neįsivaizduoji savo gyvenimą. Tai trumpai, ką tu dar norėtum pridurti apie save? Sveiki. Taip, aš esu Gintarė, labai džiaugiuosi mūsų nuostabią komandą, džiaugiuosi, kad aš prieš 8 metus įsileidau kokybiškus, aukščiausios kokybės kvapus. Aš kitaip nei Ana, man neturėjau galimybės patyrinėti kitų kompanijų eterinių aliejų. Man, kaip aš sakau, man pasisekė,
į mano namus pirmiausiai atėjo Young Living kompanijos eteriniai aliejai ir jie mane pakerėjo kvapu. Tai pradžioje aš buvau tik tai, atrodė dėl malonumo ir dėl kvapo. Bet kuo yra nuostabus eterinis aliejus, kad jisai padaro daug daugiau, negu tu iš jo tikiesi, gerų darbų. Ir aš pamačiau sprendimus sveikatoje. Man pasikeitė tam tikri dalykai sveikatoje. Aš jau dabar keli metai, pas mane vaistinėlės kitokios negu aromaterapija nebėra. Tai yra tik eteriniai aliejai visais gyvenimo atvejais, žiemą, vasarą. Ir dar vėliau aš atradau nuostabią bendruomenę, gilindamasi, aiškindama. Ir kas man yra nuostabu, kad gaila šiandien nėra Žavintos su mumis, bet kiekvienos mūsų istorija yra skirtinga. Ir aš prisimenu, kai per paskutinę konferenciją Nicolas Landel, Provanso ūkių, dabar jis yra visų ūkių valdytojas Young Living, bet jo visa istorija yra iš Provanso ir jisai apie levandas pasako, kodėl tas levandas eterinis aliejus yra toksai nuostabus, dėl to, kad yra jos iš unikalių daigelių, taip kaip mes žmonės esame unikalūs, taip levandos kiekviena gėlytė yra unikali ir jinai kiekviena atneša kažką savo į tą eterinį aliejų. Tai mes irgi taip su merginomis, su Žavinta, Ana, Daiva, mes įnešam kiekvieną savo istoriją, kiekvieną savo patirtį ir tos patirtis yra turtingos ir labai gera dalintis jomis. Iš tiesų, aš dabar pažiūrėjau, kokios mes visos esam čia unikalios, ar ne, ir kokia mūsų asmeninė patirtis yra su aromaterapija. Ana yra 2 nuostabių vaikučių mama. Tie vaikučiai yra lyderiai, aš sakau, laureatai ir net ir sirgdami ar blogiau jausdamiesi, jie visiems eina, dalyvauja čempionatuose ir, kaip aš sakau, aromaterapija, manau, vis dėl to prie to prisideda, ar ne, kad palaikyti tą gerą savijautą. Ir tu, Gintarė, irgi 2 paauglių mama, jau suaugusių ir taip toliau, ir manau, iššūkių visokiausių turi, kaip išbalansuoti tas emocijų audras savo šeimoje ir tą subalansuoti. Aš dar tik tai pradedanti motinystės tą kelią, tai yra 3 metų sūnelis, kur turiu praeiti tą etapą ligų visokiausių, kur man siaubas baubas virusai. Tai irgi kaip ta aromaterapija man padeda. Ir mūsų aromaterapijos mentorė Žavinta iš Žemaitijos, nei biologijos mokytoja, kur jau iki ten augalo ląstelės gali papasakoti, ką augalas gali duoti ir kaip ten veikia, ar ne, irgi 2 vaikučių mama. Ir mes visos iš tikrųjų galbūt ir norim savo šeimai duoti tą sveikesnę gyvenseną, kad geriau jaustųsi ir natūraliais būdais. Svarbiausia, ar ne, bet per tą natūralumą. Kaip, atnešam aromaterapiją, gamtą į namus, į visas, bet labai gerai tu pasakei, nuo to gimusio iki visiškai suaugusio vaiko. Ir nesvarbu, kiek jam bus metų, tu norėsis jam padėti, pagelbėti ir duoti įrankius ir resursus gerai jaustis. Ir lygiai taip pat mes visą tai nešamės į savo profesinį gyvenimą, į savo kasdieninį gyvenimą, taip pat kvapą, nuotaiką ir atrandam kiekvieną dieną nuostabių būdų savo ir artimiesiems padėti. Taip, iš tiesų. Tai kaip jau paminėjau, kad aromaterapija, eterinis aliejus, jisai daro labai daug dalykų. Mes galim jį paimti ir naudoti tik tai dėl malonumo, tik tai tam, kad mėgautis, bet jisai dar šalia to nuveiks mažiausiai 10 darbų. Kiekvienas eterinis aliejus jisai turi mažiausiai 10 savybių, kurios yra naudingos mūsų organizmui. Eterinio aliejaus yra struktūra ir molekulė taip sudaryta, kad jinai patekusi į mūsų ląstelę, veikia kaip raktas, atrakina tą spyną ir nuneša informaciją ten, kur reikia ir kaip reikia. Tai vienas iš tokių turbūt akivaizdžiausių savybių, ką padaro eteriniai aliejai, kai mes juos naudojam, tai kad jie pagerina deguonies patekimą į ląstelę.
žmonės tikrai jaučiasi kaip pabuvę miške, jeigu, tarkim, spygliuočius ypatingai pagarintume, tai yra jausmas, lyg tu pabūtum miške. Mes į mišką tikrai kiekvieną dieną negalim nueiti, bet jį turėti savo namuose mes tikrai galim, ir deguonies koncentracija mūsų ląstelėje tikrai padidėja garinant eterinius aliejus. Eterinio aliejaus koncentracija yra nuo 100 iki 10 tūkstančių kartų didesnė negu augalas, kaip turi savybę. Yra sakoma, kai būna žmonės sako, tai aš galiu arbatos pagerti, bet turbūt reikės gal kitą kartą kokios čiobrelio arbatos 1000 puodelių išgerti, ką gali padaryti vienas lašelis eterinio aliejaus. Kiekvienas eterinis aliejus, jisai turi tą sudėtį, kaip sakiau, levandos, jos yra skirtingos gėlytės, skirtingi žiedeliai, auga, vienas atsparesnis, kitas mažiau, kiekvienas yra unikalus, kiekvienas kažką pasiema iš gamtos, skirtingi vabzdžiai nutupia, ir tenai susirenka visos tos molekulės, ir kiekvienam eteriniam aliejui yra daugiau kaip 300 fitocheminių elementų. Ir kvapas mus veikia, bet ne kvapas yra pagrindinis dalykas. Pagrindinis dalykas yra tie fitocheminiai elementai, kurie yra sudėti eterinio aliejaus, kurie padaro tam tikrą poveikį. Ar ten seksvisterpenai būtų, ar galbūt limonenai, ar dar kiti. Tai yra begalė tų komponentų, kur jau galima yra gilintis ir žiūrėti, ko reikia, kad padėtų ir veiktų. Eteriniai aliejai turi labai stiprų detoksikacinį poveikį, išvalo iš mūsų organizmo naftos produktų likučius, o net jeigu mes ir labai sveikai gyvenam, vis tiek negalim išvengti aplinkoje esančių tam tikrų cheminių dalykų. Visko, tarsi, daug ką pakeičiam, bet vis tiek yra tam tikri dalykai ir kosmetiniai, yra padarytas tyrimas, berods, kad mes per savaitę ar per mėnesį suvalgom banko kortelės, tiek plasmasės, kokio dydžio yra banko kortelė. Tai eteriniai aliejai turi tą tokį detoksikacinį poveikį ir padeda išvalyti iš organizmo naftos likučius. Ir tie, kas naudoja eterinius aliejus, kas pradeda naudoti ir dažniau, natūraliai pajunta poreikį vandens dažniau gerti. Nes tam, kad organizmas detoksikuotųsi, reikia vandens. Ir taip, eteriniai aliejai, jie turi daug gydomųjų savybių. Yra, kaip ten sakoma, antibakterinės, antivirusinės, priešgrybelinės ir visos kitos prieš ir anti kažką veikia. Nes augalas, jisai irgi, jisai juk jisai saugosi nuo tam tikrų kenkėjų, ir taip jisai sukaupia tam tikrą informaciją savy, kuri nueina į eterinį aliejų. Ir tada tie augalai, kurie yra labiau atsparūs kenkėjam, jie labai yra irgi mums naudingi prieš virusus, prieš bakterijas, prieš grybelius ir įvairias infekcijas. Ir kas man pačiai yra turbūt įdomiausia, svarbiausia ir aš labiausiai mėgstu gilintis į emocinį poveikį, nes, kaip sako, visos ligos nuo nervų, ir eterinis aliejus tikrai gali čia ir dabar pakeisti mūsų būseną. Tai turbūt įdomiausia yra apie kiekvieną eterinį aliejų plačiau ir konkrečiau. Tai mes šiandien pasidalinsim apie svarbiausius eterinius aliejus, apie tuos kasdieninius eterinius aliejus, kuriuos mes naudojame. Tai kviečiu Aną tave pasidalinti apie citriną, apie kitus eterinius aliejus, kuriuos tu naudoji kasdien, ką tu juose atradai ir kuo jie yra svarbus, ypatingai dabar vasarą. Nes daug kas turi įsivaizdavimą, kad aromaterapija reikalinga šaltuoju sezonu. Mano įsivaizdavimu, kad jos reikia kiekvieną dieną. Tai aš pradėsiu nuo geros nuotaikos eterinio aliejaus. Tai yra citrina. Tai kelia nuotaiką. Mano mergaitė, aš gal, kadangi jau paminėjai, Gintarė, nemažai
visko, tai aš gal per savo patirtį papasakosiu tiesiog tai, kaip pas mus šeimoj su tais eteriniais aliejukais yra dirbama ir kokį poveikį jie palieka. Tai gerina nuotaiką. Mano mergaitė dalyvauja visokiausiuose čempionatuose, varžybose ir jos mėgstamiausias eterinis aliejus yra vat šitas, čia dabar nelabai matosi, bet, žinom, taip, citrina. Jinai savo užlašina, vat irgi vėlgi tie būdai, tai nelabai mėgsta jinai garint, bet jinai savo ant pagalvės užlašina arba ant baltos tamponėlio, kur tiesiog taip tokiu būdu jinai su to kvapu taip susidraugavus būtent per tokiu būdu. Ir visą laiką įgauna tos drąsos, pasitikėjimo savim ir taip, ir dabar pasiėmiau aš tą buteliuką mažiuką, sakau, mama, čiagi man, aš sakau, čia tik paskolinsiu, parodysiu kitiem, pasidalinsiu, kad ir kiti žinotų, kaip nugalėti tą įtampą, stresą, kai yra nelabai gera, kai reikia apraminti save ir kaip tas veikia. Tai vienas šis niuansas ir man irgi citrusiniai, būtent ta citrina, irgi jinai labai labai yra svarbi, bet man truputį kitaip yra. Young Livingas turi eterinius aliejukus su pliuso ženkliuku, tai reiškia, kad tai yra maisto papildai ir mes jos drąsiai galim vartoti vidų. Tai aš, kadangi nelabai mėgstu gert vandens, dėl to iškyla nemažai problemų kartais. Tai idealus variantas yra pasiimti buteliuką vandens, įlašint citrinos eterinio aliejaus ir su to prieskoniu. Puikiausiai geri tą vandenuką ir tas vandenukas, jisai šarmina organizmą, padeda atkurti pH, pašalina visus tos toksinus, bakterijas, tirpina ftalatus, kurių šiais laikais jų visur pilna. Atrodo, kur namuose, kur tik nepasižiūri, tuose pačiuose žaisluose, vaikų visą tai mes turim ir būtent citrinų eterinis aliejus padeda visą tai sureguliuoti. Stiprina imuninę sistemą, turi daug C vitamino, čia palaiko tą centrinę ir simpatinę nervų sistemą. Tai jeigu, vėlgi, jaučiatės niūrus, ypatingai kuomet yra tie tokie gal tos dienos lietingos, tai tuomet labai labai patariu paimti citrinų eterinį aliejūką ir pauostyti. Aišku, galima garint, bet čia tikriausiai, aš manau, kad tikriausiai kiekvienas tą savo būdą atranda. Man, pavyzdžiui, tai man per uostymą yra tas žymiai kažkaip maloniau ir tas efektas yra stipresnis. Bet dar galim kalbėti čia ir apie masažus, kur reiškia, irgi vėlgi mes moteris norim būt gražios, ypatingai tas laikotarpis bikini, kuomet važiuojam prie jūros atostogų, ne viską norim rodyti, ne viskas čia pas mus tobula, tai irgi citrinų eterinis aliejūkas, jisai mažina celiulito tos požymius ir lygiai taip pat stiprina nagus ir balina dantis. Čia, kalbant apie dantis, tai čia į pastą galim lašiuką įlašint ir tai tokiu būdu naudot ir
savaitės bėgyje jau tikrai matysim tą rezultatą. Tik reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad citrinų eterinis aliejūkas, kaip ir visi kiti citrusiniai eteriniai aliejūkai, yra fotoaktyvūs. Tai reiškia, kad nerekomenduojama jų tept, reiškia, ant odos, kuomet už lango saulė. Reiktų geriausia būtų padaryti bent jau 12 valandų pertrauką. Tai jeigu ten vakare kažkokią 6 užsitepėt, tai jau ten iš ryto galite jau drąsiai eiti. Bet taip, tai reikia atkreipti tai dėmesį, nes, nudegimo gali atsitiks toks nemalonus dalykas. Taip, ir dabar keliaujam toliau. Tarp kitko, šiandien kreipėsi viena mano kolegė ir klausė, įkando kažkoks vabaliukas ir sako, kuomgi tept, turiu tik citrinos eterinį aliejūką. Tai citrinos eterinis aliejūkas irgi puikiausiai tinka ir įkandimams, lygiai taip pat kaip ir levandos. Tai dabar aš jau pereinu prie levandos po truputuką, kuris ramina, atpalaiduoja, gerina miegą, ir visą tą nervinę tą mūsų sistemą atstato, malšina galvos skausmus. Tiesa, ką aš galėčiau pasakyti iš savo patirties, tai man labiau kitas eterinis aliejūkas gelbsti šitoj vietoj, bet čia aš jau prieisiu ir truputį toliau apie tai pakalbėsiu. Tai lygiai taip pat puikiai tinka įvairiom žaizdom, nubrozdinimams, įpjovimams, nudegimams, ypatingam nudegimams, net rekomenduočiau tiesiog, nes pačiai netaip seniai teko apsipilt sriubą ir po ranka buvo tas eterinis aliejus, panaudojus jį, ant rytojaus jokių žaizdų nebuvo. Tiesiog nesupratau net, kuri ranka buvo nukentėjusi. Tai labai patariu turėti levandos eterinį aliejūką ne tik pas save kosmetikinėje, važiuojant į gamtą, bet ir virtuvėje, kuomet reikia skubiai, nėra laiko ieškoti. Tai lygiai taip pat, ir visokiom odos problemom, kaip ir minėjau, tai kandus ten odams ir kitiems vabzdžiams. Taip, levanda, jinai tokia karalienė pas mus, kur labai iš tikrųjų irgi norėčiau čia parodyti, kad turim irgi su ženkliuku pliusiuku. Tai miegui galim įlašinti kapsulytę ir naudot, ir nuo spaudimų. Jeigu turim aukštą spaudimą, tai lavanda puikiai sutvarko šią problemą. Tai vėlgi, tik tai jokiais būdais negalima naudoti tiem žmonėm, kurie turi žemą spaudimą. Tai vėlgi atsargumo priemonės. Tai taip, ir dabar keliaujam toliau. Purification yra gryninimas. O tai jau iškart asociacija man yra su namų švara. Tai yra, taip atrodo, pasižiūri į tą eterinį aliejūką ir taip jau įsivaizduoji, švarūs, kvepiantis namai, jaukus namai. Tai vėlgi, visą laiką naudojam tiek savo šeimoje, tiek draugai jau su kuriais, kurie irgi naudoja tos pačius eterinius aliejūkus, tai garinimui ir lygiai taip pat puikiausiai tinka skalbimui, labai gaiviai kvepia tie skalbiniai.
Na ir kas mum irgi labai svarbu, neseniai čia pas mus atsirado naujas šeimos narys, šuniukas. Tai va tie nemalonūs kvapai, naminių gyvūnų nemalonūs kvapai irgi puikiausiai pašalina. Tai va, naikina nemalonius kvapus. Dar vienas toksai atradimas, ir čia galima būtų daryti kaip purškiklį tokį į batus. Tiesiog, va, vėlgi vasarą kojytės prakaituoja, ypatingai, va, vaikai laksto ir turim, ką turim, bet turim ir puikias priemonės, kurių dėka galima atsikratyti tų tokių nelabai malonių dalykų. Tai vat, įeina čia citrinžolė, rozmarinas, arbatmedis, levandinas, mirta. Taip, ir dabar mano mėgstamiausias eterinis aliejus, tai yra pipirmėtė. Na, be pipirmėtės aš tikriausiai negaliu išgyventi nei vienos dienos ir aš jos nespėju pirkti. Ir reiškia, taip, aišku, žinoma, kad aš turiu ir tą maistinę. Tarp kitko, kalbant apie maistinę, tai puikus receptas yra kakava su lašiukų pipirmėtės. Na, nuostabus skonis, nuostabus. Aš esu dar išbandžiusi ir į kavą įdėti, man irgi patiko. Tai vat, bet taip, tai irgi vandenukas. Tai karštą šokoladą irgi visur. Taip. Jo, taip. Tai vat, tas irgi galim pasidžiaugti tom, kad Young Livingas turi maisto papildus, kuris galim drąsiai vartoti vidų ir vat, tai paskanint tiek kakavą, tiek šokoladą, tiek kavą, tiek vat vandenuką. Labai gaivų turėti. Na ir žinoma, vasara karšta, taigi vėlgi reikia tos vėsumos tokios. Tai vėlgi gaminam purškiklį ir tiesiog pasipurškiam. Tai duoda tos vėsumos ir toks apima malonus jausmas. Vasarai tas labai aktualu. Na, be to, tai dar puikiai veikia pipirmėtė, puikiai atstoja kavą. Tai tiesiog smilkiniai, pakaušis, ir būna kartais, jeigu būna galvos skausmai, tai va čia aš tai gan nemažai naudoju, bet iš tikrųjų reikia labai atsargiai, dėl to, kad vėlgi čia yra akių sritis, tai jeigu patenka, tai aišku, yra negerai, akytės ašaroja ir reikia čia šitoj vietoj atsargiai. Koncentracija yra gan didelė. Ir čia vėl. Pipirmėtė, jeigu levanda mažina spaudimą, tai pipirmėtė didina spaudimą. Tai vat, tiem, kurie turi mažesnį tą spaudimą, norint pakelt spaudimą, reikia vartoti pipirmėtę. Na ir kalbant apie tą virškinimą, tai irgi yra nepamainoma. Na, aš mėgstu pipirmėtę, kaip skėdiklį vartoju medų, tai truputuką to medaus, porą lašiukų pipirmėtės ir užgeriu vandenukų. Bet šiaip, yra, ir kiti variantai, naudojimo, bet man su medum tikrai labai patinka tas skonis, tas va toksai derinys. Ir fantastiškai. Tai jeigu kažkas negerai, kažkada dabar vasarą vėlgi, suvalgom čia šašlykų kepimų metas ir taip toliau ir panašiai. Tai irgi pipirmėtė, tai tas vat irgi eterinis aliejus, kuris turi būti būtinai mūsų kosmetikiniai. Kuomet važiuojam į gamtą, aš jau ten nekalbu apie visokius ten tos purškiklius ir ten nuo tų vabzdžių, bet ten jau bus kita skaidrė ir apie tai pakalbėsim. Dar tai taip, na ir jau truputį minėjau, kad pipirmėtė puikiai nuima skausmus. Tai man tai būna, kad kalbant apie tą galvos skausmus, tai taip naudoju
Aišku, retai jie būna, bet kai būna, ypatingai kai perkaisti, vandens negeri ir žiūrėk, atsiranda tam tikri nepatogumai, tai naudoju nuo galvos skausmo. Tai jinai kaip, atrodo, jinai vėsina, taip maloniai apsikloja, taip tau jauku, gera pasidaro ir užmiegi. Pabundi jau be jokio galvos skausmo. Na ir lygiai taip pat galima naudoti ir pilvo skausmui, tai vat, nugarai, tarp kitko nugarai, tai, bet nugarai tai reiktų ne vieną pipirmėtę, čia jau reiktų derinuko tokio, tai tiesiog, bet aš irgi, kai naudoju tą nugarai, tai įdedu ir pipirmėtės. Tai vat, tai čia ties savo to mėgstamiausio aliejukų, dabar aš savo tą pasakojimą baigiu ir tada perdodu žodį savo kolegijai, kuri papasakos, kaip tų aliejukų pagalba dabar vat pagamint visokių purškalų, kurie pagelbėtų nuo visų uodų, erkių ir taip toliau, nes dabar vėlgi tas metas, kuomet to labai labai reikia. Tai prašom. Tai taip tavęs klausant, žinok, net seilė susikaupė. Ir aš tiek užsibaniau medaus ir tikrai visiems labai rekomenduoju, kas turite plius linijos eterinius aliejus, išmėginkit skirtingus skonius. Kaip skirtingai atsiskleidžia, dabar jau pradeda, žinau, bitininkai sukti medų, tai su kokiu varškės sūriu ar su agurku, pabandykit paskaninti. Aš atsimenu, praeitais metais man buvo atradimas medus su levandų eteriniu aliejumi. Toks, tiesiog atrodo, tu pievų skonį pajauti burtoj. Tai tu apie pirmėtę pasakai ir taip galvoju, tas kaip nori aš tą medus. Labai skanu. Tai taip, mes einam dabar visi pavasarį į piknikus, į gamtą, prasideda žygiai baidariam ar pėsčiųjų, dabar labai populiarūs visi ten maršrutai po miškus, po įvairias trasas. Ir Lietuva kokią turi ypatybę, tai turi tikrai nuostabią augmeniją, miškus, bet turim ir labai labai daug tų nepageidaujamų vabzdžių, nes jiem irgi patinka gamta, kaip ir mums. Tai kaip apsisaugoti? Aš atsimenu, kai anksčiau būdavo ten tie visi, tie aerozoliniai ir jeigu kažkas pasipurškia, tai net tu dust pradedi. O čia tu pasidarai tą purškiklį ir kas jie nuostabiai kvepia. Tai tu jį gali naudoti, kaip Ana sakė, į batus ten papurkšti, ten reikia į mišką pasipuršti nuo uodų, nuo erkių, kieme sėdint, grilinant irgi labai smagu apsipurkšti, nes jau, kada aš čia dabar vakar, beje jo, irgi vakare dar norėjosi truputėlį į terasą išeiti ir kadangi ten prieš lietų, tai toksai buvo labai jie tokie aktyvūs tie uodai. Tai tikrai geras sprendimas. Tai visi eteriniai aliejai, kur Ana minėjo, ir levanda, ir purification mišinys, pipirmėtė, tai yra tie eteriniai aliejai, kurių nemėgsta. Nemėgsta uodai, nemėgsta erkės. Vabzdžiai šitie nariuotakojai nemėgsta taip pat arbatmedžio, rozmarino, palo santo, čiobrelio nemėgsta, gvazdikėlio. Tai galite pasimiksuoti, kad jums būtų malonus ir kvapas. Nes, kaip sakau, turi padėti pats kvapas apsaugoti, bet šalia, taigi jisai gali turėti ir kitą savybę, turi būti malonu tau tuo pasikvėpinti, pasipurkšti ir vaikams turi būti geras jausmas. Kas dar yra smagu, kaip pipirmėtės šiek tiek įlašinti, tai turi vasarą tą tokį vėsinantį poveikį. Tai mes pasidarom purškalą nuo uodų, nuo erkių, tai jisai veikia prieš vabzdžius, jisai šiek tiek vėsina ir dar plus turi gerą malonų kvapą.
Tai čia yra keli receptukai, juos galite pamiksuoti skirtingai. Maždaug formulė tai yra tokia, kad jeigu turime stiklinį 30 ml buteliuką, rekomenduoju tą buteliuką turėti tamsaus stiklo, nes saulė veikia ir eterinio aliejaus tą molekulinę sudėtį ir labiau saulė jie greičiau išgaruoja, linkę sumažėti, tai reikėtų pasaugoti eterinius aliejus. Ir eteriniai aliejai yra netirpus vandenį, tai todėl reikėtų naudoti kažkokį skiediklį, kažkame juos ištirpinti. Tai nereikia daug, į 30 ml užtenka 1 šaukšto arba Thieves universalaus valiklio, kuris yra visiškai natūralus. Mes turim tokį valiklį, arba kažkokį alkoholio šaukštą, į jį sulašinate 50 lašų pasirinktų jūsų eterinių aliejų ir pripildot vandens ir suplakat. Tai tas 50 lašų, tai kad pasakyčiau, turbūt svarbiausia, tai kad būtų kažkokia citrinžolė. Tai citrinžolė įeina į purification mišinį, arba gali būti ir gryna citrinžolė. Ir tada jau pamiksuojate, galite pridėti kedro, levandos, pipirmėtės, kad sakau, maloniai kvepėtų. Ir šie visi eteriniai aliejai, jie taip pat levanda, pipirmėtė padės tą tokį niežulį nuimti, kaip būna. Purification irgi, kaip būna, kuriem labai staigiai sureaguoja oda. Tai man asmeniškai irgi mano vienas mėgstamiausių eterinių aliejų yra pipirmėtė, bet, tarkim, vaikam galbūt maloniau bus levandą pasitepti, toksai malonesnis jausmas, jisai truputėlį nuramins ir duos tokį geresnį jausmą. Taip, vasara taip pat turbūt yra neįmanoma be RC, ypatingai dabar dar pavasarį, kol tas jau oras atšila, bet dar yra labai dar daug visokio žydėjimo ir kas yra labiau linkę į alergijas, tai tikrai šitas mišinys jisai nuima tą alerginį foną. Ir kas dar nutinka vasarą, tai mes irgi tas toks ypatingai dabar jaučiasi, kad norim labai staigiai išsinuoginti. Čia kažką tai palaksom, pabėgiojam, vėjas papūtė, skersvėjis kažkur ir kažkokia sloga atsirado. Ir tikrai atrodo, kad vasarą nesergam, bet vis tiek kažkur tai kažkas tai ir vaikai, ir patys pasigaunam nuo kondicionierių. Irgi labai dažnas atvejis, kad pasigauni slogą. Tai šitas mišinys kvėpavimo takams tikrai yra pati tokia pagrindinė pagalba padėti sau, galima pasitepti tiesiai po nosytę. Namuose miegoti aš labai rekomenduoju visą laiką difuzorių garinti. Man jo šito mišinio ir kvapas labai patinka garinti, jisai toksai labai malonus ir jisai sumažina aplinkoje tą alerginį foną. Jeigu yra ir kažkas, tarkim, jeigu pas jūs ar svečiai kažkokie ateina, kurie galbūt labiau linkia alergijas, o jūs turite gyvūnų, tai irgi rekomenduojama pagarinti RC. Ir šitą mišinį yra tinkama naudoti ir yra gerų pasidalinimų, gerų patirčių, kas yra linkęs ar ką užpuola pūslelinės. Tai irgi patepti tą vietą, jisai truputėlį, kadangi RC yra daug eukalipto turi skirtingų, tai tokį turi, kažkiek gal vėsinantį netgi pojūtį, nes ir pipirmėtės yra mišiny ir dezinfekuoja, palengvina tą būseną. Taip, kitas mišinys Thieves. Daiva, kur tu naudoji vasarą Thieves? Thieveso aš neįsivaizduoju, kad jo mano namuose nebūtų, tarkim, jisai man turi būti visais metų laikais. Aš jį sąžininkai kiekvieną rytą tepu sūnelį pėdutes. Ką aš darau? Į delniuką įsilašinu lašiuką ar įkrito 2 lašiukai, sumaišau su augaliniu aliejum nuriebalintu V6 ir tiesiog kiekvieną rytą išmasažuoju pėdutes ir kas lieka dar ant delnų per nugarytę pereinu. Tai tokia yra natūrali apsauga nuo virusų, nes tų virusų vasarą darželė jų kažkaip vis vien yra ir jų nesumažėja. Tai jisai veikia antivirusiškai ir antibakteriškai. Taip pat mėgstu kartais tiesiog praskalauti, jeigu baigėsi man burnos skalavimo skystis,
Tai aš tiesiog praskalauju burną su typsu, kai išsivalau dantukus, tarkim, į delnus įsilašinu vat lašiuką typso ir įsipilu vandenuką, tiesiog nesinešu nei stiklinės ir taip pat paimu ir praskalauju. Tai man tokia kaip švara burnoje, toksai malonus jausmas dienos metu. Va čia šitoj vietoj, taipogi, kai visiems kažkokie tokie, kartais būna perpūtimai, bet ir vyrui atrodo kondicionieriai suveikia, tai čia šilta, tai čia išeinam iš mašinos labiau atsivėsinę. Ir žiūrėk jau, ar kosuliukas kažkoksai bando kabintis, ar ten gerklė šiek tiek paperštėti, tai labai skanu yra pasidaryti, kaip ir Ana sakė, ar ne, su medumi pamiksuoti, typsą mes taipogi miksuojame su medumi. Šaukštelį medaus, 3-4 lašiukai typso, sumaišai stikliniai ir tiesiog skaniai tą typsą sučiupi. Labai gerai, jeigu jauti kažkokį, nežinau, negalavimą organizme ar jau tuos pirmus virusinio simptomus, yra išgerti į vidų, yra Vitality linijos su pliuso ženklu, kur yra patentuoti, kad tai yra kaip maisto papildas, kur galima gerti, ar ne, ir pasižiūrėkim, kas įeina į sudėtį typso mišinio, yra gvazdikėlis, eukaliptas, citrina, cinamonas ir rozmarinas. Ir tikriausiai jau dauguma žino klausytojų tą istoriją, kaip buvo sukurtas šitas mišinys. 15 amžiuje vagys apiplėšinėjo butus ir policija pagavus tiesiog buvo nuostaboje, kaip jie neužsikrėsdavo tuo maru. Ir jie išprašė jų recepto vardan to, kad jos tiesiog paleistų. Tai būtent tas receptas ir buvo, kad jisai stipriai veikia antivirusiškai ir antigrybeliškai ir visus tos mikrobus, visus naikina. Tai typsas visais metų laikais, jisai būtinas namų vaistinėlėje, kad apsaugoti save. Kitas ne mišinys, ten prieš tai buvo mišinys, ar ne, typsas, o čia yra kopaiba, vieno augalo eterinis aliejus, jisai taipogi mano vaistinėlėje yra ir kur aš keliauju, aš jį visur vežiuosi, kaip ir prieš tai kitus išvardintus jūsų, nes yra top 10 tų eterinio aliejų, kur tu turi turėti visais, tais atvejais. Tai kopaiba, jisai ypatingai švelnaus kvapo. Jisai tarsi medaus, man kvapo yra. Aš jį naudoju, kas liečia sūnelį, tai jeigu aš pajuntu jau tos pirmuosius kosuliukus, pirmuosius simptomus, kažkokius negalavimus, tai tiesiog nugarytę ir pėdutes aš išmasažuoju papildomai. 2-3 lašiukai kopaibos, išmasažuoju pėdutes ir nugarytę. Net naktį išgirdus jau tą tokį pirminį kosuliuką, kur galima užbėgti tiems įvykiams į priekį daugeliu atveju, tai tiesiog keliuosi, sumaišau su augaliniu alieju ir išmasažuoju. Jisai puikiai tinka odos problemams. Jeigu jaučiam kažkokius negalavimus, ar nežinau, kažkokie ten pabėrimai kažkokie yra, ar tarkim aš mėgstu ant veido odos, kai pabūni daugiau lauke, saulėje, ten žiūrėk, kremų kažkokių nepasitepė, ar ir prekybos centruose kondicionieriai pastoviai, tai mėgstu pasidaryti tokį natūralų losioną, ant švaraus veiduko, kai nusiprausiu vakare, į delnus įsilašinu 3-4 lašiukai kopaibos ir su drėgnu delnų kitu patapšnoju ir įtapšnoju į savo veiduką. Tai dar prie to pridedu frankincenso, jeigu lentynėlėje yra, toks jausmas labai geras yra kaip veido ryte, net nereikia jokių kitų kremų. Jeigu jau taip nutiko, grįžtant prie fizinės sveikatos, kad supirštėjo gerklė ir neturit kitų eterinio aliejų, tik tai, tarkim, kopaibą ar neįsimetusios į rankinę, tai vėlgi jūs galite pamiksuoti su medumi, bet kopaiba ant tiek yra švelnus, kad galima 2-3 lašiukus, čia sukalbu suaugusiam žmogui, ar ne, tiesiai ant liežuvio ir išgerti.
išgerti, sučiulpti tą kopaibą, tai tikrai vat, padeda numalšinti ir tą tokį pirminį skausmą. Kopaiba labai gerai padeda žmonėms, kai yra sąnarių kažkokie skausmai, ar po fizinio sunkaus darbo, ar jau to senatvinio artritinio skausmo, tai pamiksuoti su V6 augaliniu aliejumi 5, tarkim, lašiukai kopaibos, žiūrint kokį plotą jūs tepsite, masažuosite, 3-4 paspaudimai augalinio aliejaus V6, labai smagu yra, kai yra su dozatorium, ar ne, ir jūs įmasažuojate, ištrinate tą vietą, tą sritį, kur jums skauda. Aišku, reikėtų kartoti 2 kartus ryte, vakare, jeigu ir tą dieną poilsiaujate, tai ir 3 kartą per pietus, mažiausiai. Nuo vieno efekto gal tokio stipraus ir nebus. Puikiai kopaiba tinka, dalinasi žmonės, kai yra šlapimo takų tam tikri sutrikimai. Vėlgi atrodo, čia šilta, čia šalta, ar iš šalto vandens daugiau išlindom ar ne, ir vėjas prapūtė, ir kažkokie yra negalavimai šlapimo takų, tai tepti papilvę, tą sritį praskiedus su augaliniu aliejumi. Ir žinoma, galima drąsiai į vidų išgerti. Ir vat Gintarės atradimas, kur dalinasi istorija, kaip galima įveikti skrydžių baimę, nes vasarą daug keliaujame, skrendame. Gintarė, ką tu tada darai su kopaiba? Šiaip kopaiba, kadangi turi labai stiprų ir drėkinantį poveikį, pripildo ląstelę drėgmės ir padeda išlaikyti drėgmę organizme. Ir jinai turi stiprų apsauginį poveikį, o oro uostuose, lėktuvuose yra labai daug, mes einam ten įvairius tos skanerius, saugumo tarnybas, plus yra visi tie bokštų ten radiacijos ir taip toliau. Tai aš naudojau kopaibą, grinai, tarkim, žinodama tą poveikį, kad jinai saugo tave nuo visokio to aplinkos poveikio ir turi drėkinantį poveikį, o lėktuvai turi ypatingai sausą orą. Tai aš grinai, žinodama tas savybės, aš visą laiką prieš ir po skrydį išgerdavau po 5-6 lašiukus kopaibos, grinos aš visą laiką imdavau, nes jinai tikrai yra labai švelni, bet labai stipraus poveikio bet kopaibą galima naudoti tikrai nuo mažų, tik tai aišku, jeigu į vidų, tai vaikams ten reikėtų mažesnį kiekį, bet aš pati jau, kadangi jau daug naudojau ir kitų eterinių aliejų, tai kopaibos aš imdavau 5-6 lašiukai prieš skrydį ir atskridus aš vėl išgerdavau. Ir aš praeitais metais aš taip pajutau, kad pas mane, ir aš visą laiką turėjau tokią baimę skristi, nors pradirbau 15 metų aviacijai, bet skristi kažkaip turėtų, nejutau aš, man tai yra susisiekimo priemonė, reikia, įveiki, padarai, bet kad aš ten malonumą jausčiau skraidydama, tai to niekada nebūdavo. Aš niekada nenorėdavau sėdėti šalia lango. Man visą laiką būdavo tas toks, atsisėdu, įkvėpiu, ten išgeriu kopaibos, pipirmėtę pasitepiu, užsimerkiu, pakilom, nusileidom, viskas, ačiū Dievui. Tai va. Ir aš pajutau, kad man visai patinka dabar skraidyti. Aš pajutau, kad tai aš jaučiuosi visiškai komfortiškai. Ir čia jinai turi tikrai tą poveikį panaikinti tam tikras vidinės baimės. Jinai raminanti turi tikrai poveikį. Man tas dar beje irgi po to aš kažkaip irgi suvedžiau, kad aš tik pakyla ir aš užmiegu būdavo tam lėktuve. Tai tu tik po to atsieki, kad tai kodėl aš čia ir užmiegu, ir nusiraminu, ir viską, nes viskas čia yra. Jo, iš tikrųjų, tų panaudojimo būdų galima atrasti daug. Kaip pradžioje dalinaisi, kad vienas eterinis aliejus, jisai mažiausiai 10 turi būdų, kur jį kada galima naudoti. Mažiausiai. Geriai drėkinti vidų ir tau žiūrėk, panaikina baimę, tai yra iš emocinės pusės. Jau nekalbant, ne, bet kopaiba irgi ramina, atpalaiduoja, neturi lavandos, tu gali garinti kopaibos eterinę aliejų. Ir jau tu jausiesi viduje kaip ramiau.
Taip. Ir dar ką, kopaiba dar turi ypatingą poveikį, ją kartu naudojant su kitais eteriniais aliejais, jinai sustiprina kitų eterinių poveikį. Čia tikrai irgi, jeigu mano, tai dabar galvoju, šiaip tai kaip tu sakei, aš irgi imu visus tos iš startinio rinkinio, kas yra, su manim visą laiką keliauja, bet kopaiba, neduočiau atimti ten kokiam saugume kopaibos ir pipirmėtės, ne už ką. Aš juos vešiausi šitus 2 buteliukus, kaip nežinau ką. Kopaiba, pipirmėtė ir levanda dar būtinai irgi, neįsivaizduoju kaip. Pasižiūrėkime, kas toliau, ar ne, ką dar svarbu turėti. Ir didysė būtinai reikia. Didysė tai yra eterinio aliejų mišinys, skirtas virškinimo proceso gerinimams. Jį naudojam tada, kai kamuoja rėmuo, ar ten jau negalavimai prasideda ir jaučiame tos pirmuosius simptomus arba jau rimtus tos simptomus. Tada mes tiesiog galime masažuoti pilvo sritį, 3-4 lašai digaizę, sumaišai su augaliniu aliejumi V6, kuris yra nuostabus, jis yra nuriebalintas, neužkemša porų ir malonu tepti ant savo kūno. Ir tiesiog masažuoja pagal laikrodžio rodyklę pilvo sritį. Jisai tinka tiek suaugusiam, tiek ir vaikui. Jau galima tikrai drąsiai nuo 1,5 metukų jį naudoti. Vaikučiams reikės mažiau, užteks 1 lašiuko, jau paaugliukams reikės 2-3 lašiukų, suaugusiam mes, jeigu rimtesnė problema, įtrinsim, masažuosim 5 lašiukus, bet mes jau, kaip sakyti, drąsiai sakome per savo patirtį, kad tai galima gerti ir į vidų. Tai yra mūsų patirtis, kur mes turime augalinės kapsulytės, lašiname 5 lašiukus pagal žmogaus svorį, 10 kg 1 lašiukas yra rekomenduotinas, ir išgeriame į vidų. Tai puikiai tinka, jis tai padės apsinuodijus maistu, viduriuojant ar užkietėjus viduriams. Jisai taipogi kovoja ir su kandidos, grybeliu ir parazitais. Tada malšina net ir pykinimą, jeigu, tarkim, tenka keliauti laivu, kur žmogus negali, net ir mašina, autobusu, kur supuoja ir tas pykinimo efektas ateina, tai galima net pauostyti iš buteliuko ar iš kamštelio ir jau tiesiog yra organizmui lengviau. Ir jisai padeda paleisti praeities prisiminimus. Tas nuoskaudas atrodo, kad mes čia gerinam virškinimo procesus, o žiūrėk, jisai padeda ir iš emocinės pusės paleisti tuos prisiminimus, kurie tiesiog mus kažkur stabdo. Į sudėtį čia įeina tie eteriniai aliejai, kur gerina virškinimą, tai yra kviečių, imbierų, pipirmėčių, kadagių, pankolio, citrinžolių, anyžių ir pačiulio eteriniai aliejai. Ir turim jums tokį receptą, kad parazitų šalinimui jūs galite savo pasidaryti tokią kapsulytę kiekvienam rytui, 4-6 lašai digaizo, įlašinant į kapsulytę ir pusvalandį prieš maistą ryte ir vakare prieš maistą išgeriame su stikline vandens. Taip geriam 3 savaitės. Padarant savaitę pertrauką ir tada galima vėl pakartoti 3 savaitės. Tų parazitų ar net tų grybelių mes organizme tiesiog galime savaime nuo gyvūnėlių parsinešti, nuo nešvarių ar nepaviršių, kur mes liečiame. Tai tiesiog, kad tą organizmo švarą palaikyti, rekomenduotina žmogui tiek pavasarį pasidaryti, tiek ir net jeigu palankesnis tas metas ir turite daugiau to laisvo laiko, vasaros metu pasidaryti. Tai tikrai neįsivaizduoju savo krepšelio be digaizo eterinio aliejaus. Gintarė, kur tu naudoji stresavai? Vasarą tai lygiai taip pat kaip kopaibas prieš skrydį, ypač anksčiau, kai turėdavau tą tokią stipresnę baimę, tai irgi turėdavau, tai mane jinai labai gerai nuramina. Naudoju labai difuzorį, nes tikrai sukuria gerą aplinką namuose, malonų kvapą, jeigu ateina svečiai ir kažkas, tai labai labai smagu yra jį pagarinti.
Ir mano jau dabar vaikai kaip ir jau vyresni, nors dabar beje irgi, kadangi dukrai tai čia egzaminų laikas, tai visai žiūriu irgi gerai kartais pagarinti yra stresavį namuose tai nuimti. Jis sakė, kad nesinervuoja, bet tas toks, žinai, kad yra nesinervuoju, viskas gerai. Tai tu toks, jauti, kad yra ten įtampa, tai tai įtampai nuimti labai gerai yra stresaviai. Bet kai buvo mažesni vaikai, tai irgi tas, kur būna perteklius, vat vasarą mes norim, ir suaugę, ir vaikai, atrodo, kad, tą suvalgyti visą tą dieną ir tu taip atrodo, kad jau, va, tuoj baigsis, tu čia viską turi patirti per vieną dieną ir tada tu ir čia ir susitinki ir su draugais, ir ten ir į kokį dar ten koncertą nueini, ir dar kažkas atvažiuoja, ir vienur, ir kitur, ir tau labai gaila pabaigti tą dieną, ir tų įspūdžių labai, labai, labai daug. Ir kartais nuo tų įspūdžių yra labai sunku po to atsigulus, va taip imti ir užmigti, nes jie dar ten kunkuliuoja galvoj. Tai va tokiais atvejais yra labai gerai paimti stresavėjai, į delniukus. Ir čia net ir savo, ne tik vaikam. Ir pasimasažuoti pėdutes, kad va taip turėtų tokį ritualą, kai mes iš tos intensyvios dienos, kupinos įspūdžių, nueinam į sapnų karalystę. Net ir dienos metu, ar ne, visien vasara yra tas metas, kai ir dirbti tenka. Ir kai, tai dirbi ir tiesiog dirbi tarp žmonių su kolegomis, ar ne, ir kartais ar kolegų nuotaikos gali būti ne tos, ir žiūrėk, ne tos nuotaikos, ir kartais išsikrauna, ar ne, kiti žmonės ant kitų. Ir galvoju, kaip greitai save stabilizuoti ir nurimti. Tai man kvapas yra tas toksai atrastas būdas, kur gal ne, viskas yra reikalinga, tiek sportas, tiek meditacija, tiek, tarkim, coachingas, ar ne, bet taip žaibiškai ir greitai nusiraminimo būdas, aš sakyčiau, tai yra aromaterapija. Nes ofise tu nenubėgsi į sporto klubą, Taip. Būdamas ypač. Nepabūsi Tai su savim. ypatingai, pavyzdžiui, aš tai dabar paskutiniu metu, kai buvo tos magnetinės audros, juodas mėnulis, kur lygioj vietoje ant tavęs kažkas išsilieja, tai va tikrai labai Taip. geras būdas. Taip, Gintarė, taip, iš tikrųjų, ar ne? Ir jeigu tu nori išlikti darbingai ir, tarkim, mano darbas yra su žmonėmis, ar ne, bet atrodo bendrauju su vadovais, čia išsiliejo, kaip eiti toliau, motyvuoti savo komandą, pakrauti, reikia save užkrauti. Tai va šitoj vietoj, eteriniai aliejai, va šitoj vietoj, nuostabiai veikia. Taip. Tai dar vienas iš tų tokių, kurie padeda save sugrąžinti į čia ir dabar, tai yra frankinsensas. Jisai man turbūt jau, kai reikia tokio stipriausio poveikio, sugrąžinti mintis į čia ir dabar, į tą tokią būseną, tai šitas eterinis aliejus, jisai yra labai stiprus, labai galingas. Ir dar kas man su juo yra... Aš atsimenu nuo pat pradžių, kai aš pradėjau jau domėtis, ką gali kvapai, kaip čia juos naudoti, kada naudoti, ką. Tai aš atsimenu tokį labai gerą patarimą, kurį atsimenu po šiai dienai. Kad kai tu nežinai, ką naudoti, naudok frankinsensą, jisai žinos, ką su tavim veikti. Ir iš tiesų, tais atvejais, kai tu nežinai ką, o šiais laikais yra labai daug tų tokių atvejų, kai tau parašo kokią nors net į ligoninę nuvažiavus su vaiku ir išleidžia po to, po valandos parašo neaiškios kilmės vasaros infekcija. Tai tada man frankinsensas yra ta pagalba. Ir plus aš, kadangi irgi jau ne pirmi metai mėgstu naudoti savo gamybos kūno aliejus, nenaudoti ten kažkokių losjonų, kūno pienelių ir viso kito, tai frankinsensas jisai visą laiką įeina į tą sudėtį, šalia visų tų, kas man patinka, kaip kvepia, tai kadangi jisai labai turi tas savybės atnaujinti ląstelę, labai tinkamas yra odai, ją regeneruoja, atstato, tai frankinsensas visada įeina į mano kūno aliejus ir plus turi tą apsauginį irgi poveikį, kai mes būnam įvairioje aplinkoje. Daiva, gal tu dar kur nors naudoji frankinsensą?
Jo, kai tu paminėjai apie kūno losjoną, aš kiekvieną rytą taip pat po dušo darausi savo natūralų kūno losjoną, maišausi tiesiog pagal nuotaiką eterinius aliejus, tai yra ar frankincense paima, aš daugiau jį naudoju veido serumams, bet labai mėgstu kažkaip pastaruoju metu RC ryte. Man toksai gaivos pliūpsnis tarsi ir plaučius atveria ir dar tas vėsinantis pipirmėtės pojūtis. Tai va šitoje vietoje kažkaip visada pasidariau tą losjoną natūralų. Nes dauguma moterų, kaip sako, ar ne, gyvenu sveikai, maitinuosi gerai, sportuoju, ar ne, bet ten vis vien kažkokių užterštumo organizme yra. Kodėl? Nes kai mes išeinam iš dušo, poros visos atsiveria, oda jinai tokia išbrinkusi ir pasiruošusi viską sugerti. Ir tada tepame pienelius, visokiausius kremus, ar ne? O kas tai yra? Tai yra antrinės naftos atliekos. Ir tada tiesiog iš kur ateina tie visi užterštumai organizmo, naftalatai, petrolatai ir taip toliau, ar ne? Tai vienas iš tų būdų kaip per tepimą ant odos. Kitas tada yra dalykas, kai mes valgome, irgi atrodo valgome mėsytę, daržovės, jokių saldumynų nevalgome ir sveikai, sakom, antibiotikų mes negeriam, ar ne jau, kai aš dabar vienus mokymus lankau, tai sako, o iš ko kaip ta mėsytė, kaip pirkta, kad ten paukštiena, tarkim, antibiotikais yra farširuojama, ar ne? Labai gražios tos etiketės iš prekybos centrų, be antibiotikų ir taip toliau. Bet vis vien, kad taip greitai užauginti tą produkciją, tu gausi, kaip sakyti, ne iš ekologiško ūkio perkant, tikrai negausi kokybiško daiktą. Tai tą organizmą puoselėti kaip įmanoma natūralesniais būdais visą verta, kaip ir Ana minėjo, pavalyti su citrinos eterinio alieju ir visi kiti eteriniai aliejai taipogi visą tai daro. Jo, frankincensas veido odai, serumams, tai čia, kaip sakyti, prabangos dalykas. Taip, auksinis serumas. Ja, ir šitas eterinis Blue Relief yra tavo, Gintarė, gal mylimiausias, aš sakyčiau, kad... Jis gal nėra, bet aš jo irgi neįsivaizduoju, kaip vasarą be šito eterinio aliejaus mišinio, nes aš esu iš tų, tarkim, keliautojų, ne tų, kurie mėgsta gulėti prie baseino. Aš esu iš tų keliautojų, kur man įsijungia tas kitas variklis ir aš labai mėgstu tada, man vėlgi tas įsijungia alkis, kur atrodo, aš atvažiavau tik savaitę ir ten kažką ir aš labai noriu daug pamatyti, daug patirti, daug visur būti ir tada tu nueini gerokai daugiau tų žingsnių, negu tavo yra įprasta dienos rutina. Tai tiek kojos, tiek visas kūnas, jisai nori, nenori, jisai pavargsta, raiščiai pavargsta ir tu tą įtampą jauti vakare, fizinis kūnas, jisai pajaučia vis tiek ir jisai tau duoda tą tokį truputėlį, kad, jau tu šiandien, žinai, čia mane nuvarėjai. Tai va, tai Blue Relief, jisai, kadangi turi savo sudėtį ir kopalių, ir ramūnių, citrinžolių, pipirmėčio, eterinio aliejų, bergamočių, gvazdikėlių, tai va ta pipirmėtė man turbūt labiausiai jame jaučiasi, nes toks gaivinantis yra labai pojūtis, bet ir kiti visi eteriniai aliejai labai gražiai suskamba pačiam kvape. Jisai neturi to, jeigu, kaip anksčiau mes turėjom panavį ir jame buvo vintegrynas, tai bruknuolė, jinai turi labai specifinį tą tokį kvapą, bet jeigu jį nuo raumenų, jinai, aišku, labai galinga, labai gerai veikia, bet kvapą tą tokį palieka nelabai. O čia labai geras kvapas ir tos raumenys atpalaiduoti, pasidaryti masažą labai geras. Ir dar vienas dalykas, kas tikrai kiekvienai moteriai yra aktualu, jeigu turi, tarkim, tas tokias skausmingesnės mėnesinės, tikrai rekomenduoju išbandyti, kai jaučiate tokius lengvus spazmus, nelaukti stipresnių ir pilvo apačią pasimasažuoti su Blue Relief. Tikrai yra efektas ir jisai labai greitai pasijunta. Tai nes turi, visa šita puokštė eterinių aliejų turi tą tokį atpalaiduojantį poveikį. Tai, nežinau, kas nebent visiškai tokių nemėgsta aktyvių kažkokių veiklų, tai galbūt jiem ir nėra reikalinga, bet jeigu ne jūs, tai jūsų vaikai, čia ir pavyzdžiui, po sporto kažkokio patempimai, tai labai imi V6,
į delną paspaudimas, keli lašiukai Blue Relief ir išmasažuoti visus raumenukus. Va, mano sūnus dar vis futbolą žaidžia, tai labai irgi visą laiką kitą kartą čia po pertraukos, kai sugrįžo, tai toks mama sako, man masažo reikia. Tai va. Kaip gerai, kad mama gali padaryti, ar ne? Nieko nereikia išsamdyti, bet ir mamos prisiliepimas, jeigu dar su eteriniais aliejais, tai daro stebuklus. Kitas mūsų rekomenduotinas tai jau bus maisto papildas. Tai yra irgi, sakyčiau, vasaros būtiniausia, yra detoksavimas, jisai yra jau papildas, nebe eterinis aliejus, ar ne? Ką jisai padeda, tai padeda užbaigti, palengvinti virškinimo procesus, padeda detoksikuoti ir valyti organizmą, jisai taipogi veikia nuo parazitų, sumažina cholesterolio kiekį, ką aš girdžiu ir susiduriu dabar vyresnio amžiaus žmonėms, cholesterolio kiekis jisai kažkaip būna aukštesnis, ar ne, ir kai pasikalbėti, kaip manai dėl ko, tai net ir būna, kad streso įtaka, maisto įtaka, bet šitoj vietoj, tai vėlgi mes žinom, kad nuo streso reikėtų panaudoti eterinius aliejus, kad galima subalansuoti cholesterolį, bet jeigu taip nutiko, kad palaikyti su papildu dar papildomai. Padeda įsisavinti maisto medžiagas ir suteikia energiją, gerą savijautą, taip pat imuniteto stiprinimo jisai yra. Ką reikėtų daryti, tai gerti po vieną kapsulę 3 kartus per dieną, kasdien tarp valgių arba pagal poreikį. Jisai mūsų irgi valo, detoksikuoja visą organizmą, detoksavimas. Labai patiko, kai dabar, kur buvo labai puikus seminarų ciklas Atrask iš naujo ir viena pirmųjų paskaitų, kurioje dalinosi gastroenterologė, tai jinai sako, taigi, po 7 valandos mūsų kasa nebedirba vakare. O vasarą, kada jūs vasarą pas jūs vakarėliai? Man rodo, 7 valandą tik prasideda vakarėliai ir ten būna kaip tik ne pats sveikiausias maistas. Tai tokiais atvejais, o kelionėse tai ypatingai, kai mes gaunam įvairių kitų, ten tų, tarkim, maistų, prie kurių nėra pripratęs mūsų žarnynas, tai labai rekomenduoju netgi didesniam dozėm pavartoti, tarkim, tam momentui. Ir efektas tai jaučiasi iš karto. Aš tai taip būna, aš tai irgi po vieną šiaip realiai kapsulę, jeigu vakare jau ten kažkas daugiau jauti sunkumą, tai kelionėse būna ir 2 kapsulės išgeriu iš karto. Tai, iš karto pajaučiu tą efektą. Ir dar turbūt, kur, sakyčiau, negalima žengti į kelionės atostogas vasarą, saulėtą dieną, be ko, tai be apsauginio saulės kremo. Tai saulė yra labai gerai, jinai mus maitina D vitaminu, bet jinai turi tą ir kitą poveikį, žalingą poveikį. Man pačiai tenka su šita vieta labai stipriai su tavim padirbti, nes turiu daug ir apgamų, ir mano ten tiesioginėje linijoje yra būtent melanomos atveju, tai tikrai esu rizikos faktorija. Ir taip, man irgi labai gražu yra rudas kūnas, gražus kūnas, bet kai pagalvoju, kad sveikata, tai turbūt yra daug brangiau ir svarbiau negu tas momentinis įdegis, o odos nudegimai, jie niekada nėra gerai. Čia tik tai tie, kieno yra jau iš prigimties ta oda, kuri natūraliai gamina tą melaniną ir yra tokia prigimtinė rudesnė spalva, juos galbūt kažkaip kitaip veikia, gali jie rečiau teptis, bet visi baltaodžiai, raudonodžiai, kurie linkę greitai nudegti, tai reikėtų labai save saugoti ir naudoti natūralius kremus. Aš visą laiką anksčiau labai turėdavau tą tokį vidinį konfliktą, nes man daktarai visą laiką sakydavo, kad jūs būtinai turite. Ir aš imdavau, skaitydavau sudėtį ir galvodavau, ar aš susirgsiu nuo saulės, ar aš nuo tų kremų. Ir aš toks visą laiką, nes ten irgi visi tie kažkokie pavadinimai tokie, kur tu supranti, kad tai nieko gero yra tavo organizmui.
ir galvodavai, tai aš labai džiaugiuosi, kad Young Livingas gamina visiškai natūralų kremą. Jisai yra galbūt sunkiau tepas, jisai matosi tas iš karto baltas, bet jį sušildžius tarp rankų, jisai labai gerai įsimasažuoja ir gali maudytis, gali būti ant vaikų, tai šis labai gerai, kai yra truputėlį matosi, bet jis yra visiškai natūralus, yra tinkamas jautriai, alergiškai odai, turi drėkinantį tokį, maitinantį poveikį, tai kas įpranta sušildyti ir įsitepti, tai tikrai yra labai naudingas naudoti. Aš jau ne pirmą vasarą naudoju. Ir mes čia taip prikalbėjom apie populiariausius, ar ne, rekomenduotinus eterinius aliejus. Ir turim tokią rekomendaciją, nes dažnai klausia, nuo ko reikėtų pradėti, ar ne, tai yra Smart paketas. Šitas paketas yra taip galvojant, kad jūs turite startinį rinkinį, nes, turbūt startinis rinkinys yra būtent visi tie eteriniai aliejai, apie kuriuos mes kalbėjom, ar ne, tada augalinis aliejus, kurio mes vis minėjom savo receptuose, tai yra jisai nuriebalintas, eina į komplektaciją, ir dar papildomai pridėti eteriniai aliejai, šitie, kur jūs matote išvardintus, ar ne, ir Gintarė, pasidalink, ką tu rekomenduoji. Nes mes taip galvojam, kad, tarkim, jau startinį rinkinį jau dauguma turite. Jeigu neturite, tai reikėtų tada turbūt pradėti nuo startinio rinkinio ir vasarai, aš tada dar sakyčiau, kad būtinai reikėtų paimti saulės kremą ir detoksavimą papildomai. Bet jeigu turime startinį rinkinį, tai mums jau, kaip ir tų eterinių aliejų, reikia mažiau, bet tikrai daug susinaudoja per vasarą pipirmėtės, kopaibos, didžiaiso, levandos. Tai šitus rekomenduojama paimti papildomai, nes tikrai išsibaigsit. Jeigu yra šeima, nesate vienas, o yra šeima, tarkim, mano jau irgi, kad vaikai vyresni išvažiuoja į stovyklas, tai man realiai net dar turbūt dvigubai visko reikia, nes aš turiu kiekvienam įdėti po buteliuką, tu neprimiksuosi, nes tai čia vos ne kas mėnesį gali tą patį. Bet į priekį žiūrint, kas mėnesį nusipirkant, yra labai patogu. Tai va, ir šalia to, tada jeigu paimi tą tokį paketą už 250 taškų, iš karto matom, kokios ateina tada dovanos. Iš kompanijos, tai yra baziliko eterinis aliejus, citronela, kas irgi yra labai gerai į receptus nuo uodų, nuo vabzdžių, gathering eterinių aliejų mišinys, padedantis save surinkti, būti, neišsibarstyti visai vasarai. Ir ypatingai malonus myra aliejus, valomasis aliejus, kuris tinka nuvalyti makiažui, veido odai. Jisai tikrai tokį turi netgi maitinantį poveikį. Nuvalai ir jo nereikėtų nuplauti, palikti odos kaip tik nakčiai, nes labai malonus yra poveikis ir ta pati būsena. Ir dabar apie viską, kai mes kalbėjom, atrodo, šiai dienai apie eterinius aliejus galima kalbėti labai daug. Ir apie eterinius aliejus žino tikrai didžioji dalis jau žmonių. Tai nebėra nuostaba, kaip gal prieš 7 ar 8 metus aš taip galvoju, ar ne? Nes tai jau yra kaip tarsi kasdienybė. Bet šiai dienai reikėtų kalbėti labiausiai apie eterinių aliejų kokybę. Nes eteriniai aliejai, kas yra svarbiausia, ar ne, kur jie yra užauginami, kur jie yra išgaunami. Ir būtent mes šiandieną pasakome apie Young Living kompanijos eterinius aliejus. Jie yra rinkoje, sakyčiau, premium, aukščiausios klasės, kur įeina tik 1–2%. Aukštesnės klasės jau net nebėra eterinių aliejų. Apatinėse klasėse tai yra maišyti, sintetiniai, gryni ir tada jau eina premium klasės. Tai mes būtent apie šituos šiandieną ir kalbėjom. Young Living pačiai kompanijai yra 30 metų. Šiais metais švęs pati kompanija. Ir būtent jinai puoselėja tą dalyką, kad nuo sėklos iki kamštelio yra aukščiausio lygio standartas.
kaip yra augalas užauginamas, net jo sėkla atrenkama, kaip dirvožemis yra prižiūrimas, kaip yra augalas nuimamas. Ar ne, tą pačią levandą mes galime auginti Lietuvoje, bet jūs negausit tų fitocheminių savybių, ką minėjo Gintarė. Nes augalas turi augti ten, kur jam labiausio klimato sąlygos yra tinkamiausios šitoje vietoje. Tada kitas procesas yra labai svarbus distiliavimo procesas, kur atrodo paprastas dalykas, ar ne? Tai pramonėje yra toksai dalykas, kad pramonė gali pasirinkti distiliuoti 20 minučių eterinį aliejų ir išgaus kvapą, bet neišgaus visų molekulės savybių, kur mūsų organizmui jos yra reikalingos ir kur gali padėti. Young Living kompanija, pavyzdžiui, levandą distiliuoja valandą, nes tik tai tokiu būdu gali paimti viso augalo naudingiausias savybės šitoje vietoje. Ir tada yra svarbu ištirti, ar tikrai tas eterinis aliejus yra išdistiliuotas tinkamiausias. Ir ne visi eteriniai aliejai Young Living kompanijos išeina mums į rinką, tiesiog yra dalis išeinama į tręšimą ūkių, nežinau, nuperka biržose kiti konkurentai, ar ne, kur Young Living kompanija neuždeda savo etiketės, nes būtent galbūt tas eterinis aliejus neatitinka tų visų fitocheminių savybių. Ir kiekvienas buteliukas jis yra ženklinamas tam, kad jeigu nedaug dieve kažkas nutiko, ar ne, jūs galite prašyti skambinti į kompaniją ir jums bus paaiškinama, kada jisai buvo išgaunamas tas eterinis aliejus ir ar galėjo kažkas su juo būti netinkamo, ar ne? Tai aš sakyčiau, tai yra tokie svarbiausi dalykai. Ir dar kas svarbiausia, kur mes vakar su Gintarė kalbėjom, turėjom kitą seminarą, tai yra bendruomenė, bendruomeniškumas, kur yra nemokami edukaciniai seminarai. 24 valandos, 7 dienas per savaitę jūs turite savo asmeninį mentorių. Kiekvienas čia jūs gaunate ir jūs galite bet kada klausti, kaip, kada naudoti eterinius aliejus. Aš manau, tai yra svarbiausia. Tai tarsi jūsų asmeninis sporto treneris, kur jūs ar ne, einate, tarkim, sportuoti ir gaunate tik tai valandą į savaitę, 2 valandas, ar ne? O čia įsivaizduokite, jūs atsidarėte rinkinį arba bet kurį eterinį aliejų, galvoja, nuo ko man čia pradėti ir kaip naudoti, skaičiau ten kažkur, ar ne, ir ką man daryti. Tai tam yra mentoriai, kur jūs gaunate edukacinės paskaitas, jos ir vėlgi yra daug paskaitų nemokamai, būtent mūsų bendruomenėje, Young Living bendruomenėje. Ir viso to rinkinio kaina yra su siuntimu 200 eurų. Jeigu reikėtų padalinti, sako, kad tai žmonės brangu, padalinti, difuzeris yra dovanų iš tą rinkinį įeina, kur jūs garinate ir sveikatinatės namuose, atėmus tą difuzerį, tą dovaną ir padalinus to kiekvieno buteliuko vertę, tai buteliuko kaina gaunasi tik tai 10 eurų. Ar tai yra brangu? Frankincenso už 10 eurų tikrai tu nenupirksi šitoj vietoj. Tai tiesiog įvertinant tai, ką tu gauni ir savo, nežinau, sveikatą, savo šeimos, savo tiek emocinę, tiek fizinę, tai yra didžiausia vertybė. Tu, Gintarė, gal dar kažką? Ne, aš jau žiūriu, kad mes jau ir laikė nelabai telpam. Taip, laikė netelpam, nes... Tai čia atrodo pasakotum ir pasakotum. Bet aš manau, kad labai tas geras akcentas, kad tu, kai čia prisijungi, kai tu pradedi naudoti eterinius aliejus, kad tu gauni tą mentorystę 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, tu visą laiką gali klausti ir visą laiką gausi atsakymus. Nes čia yra didelė bendruomenė su daug patirčių ir tada daug atsakymų, būtent tau. Tai yra svarbiausia kokybė, tai ar ne, kokybė, pirmoje vietoje, tada tie papildomi mokymai ir mentorystė, kur, kada, kaip naudoti eterinius aliejus.
Ir ką mes čia galėtumėm kalbėti ir kalbėti, bet mūsų šios dienos susitikimo tikslas ir buvo su jumis pasidalinti apie pačius populiariausius eterinius aliejus, kur mes pačios neįsivaizduojam savo kelionės, ar savaitgalio kelionės, ar ilgesnės kelionės be šių eterinių aliejų. Tai labai gera yra, kad galim duoti tas žinias, tiek aš, tiek Gintarė, tiek Ana, tiek ir Žuvinta gali. Žuvinta iš Žemaitijos. Taip, ir mūsų klubas plečiasi, kviečiame į mūsų klubą ir labai smagu, kad mes plečiamės ir tų patirčių daugėja ir galim pasidalinti, tai visada klauskite. O šiandien tai turbūt mes seminarą baigiam, aš įrašą sustabdau ir jeigu dar būtų klausimų, tai mes jau galime tada atsakyti asmeniškai. Iki malonaus, vis lauksim.